kai reikia sielą gydyti, panašiai kaip, sakykime, jeigu žmogaus organizmas serga ir jam reikia kreiptis į gydytoją chirurgą, kuris jam atlieka operaciją. Tai atvirauti reikia tik tai kreipiantis į psichologą, sielos specialistą, kažkokį tai žinovą, sielos rūpesčių ir sprendimų žinovą, kuris yra patikimas žmogus, kuris žino, kaip elgtis ir kurio patarimai gali žmogui išspręsti svarbius rūpesčius. Bet jeigu žmogus atvirauja su atsitiktiniais žmonėm arba nespecialistais, tai jis turi žinot, kad tas atviravimas vėliau gali jam apsiversti ir tas žmogus, kuris, tarkim, šiandien gali atrodyti didžiulis draugas, po 5 metų gali tapti didžiausių konkurentų, priešų ir nedaug dievė ir taip toliau. Tai todėl atviravimas yra laikomas labai rimtų klausimų ir visi kiti panašus dalykai su atviravimu, tarkim, paslapčių saugojimas, saugoti kitų žmonių paslaptis, tarkim, mums kažkas patiki kažkokią tai asmeninę paslaptį ir paprašo, kad mes jos neplepėtumėm bet kam, o būna, kad žmonės jas išpasakoja visiškai ne vietoj, ne laiku, apskritai išpasakoja. Ir tai sukelia vėliau, pasakmes turi. Tai atviravimas arba paslapčių išplepėjimas yra viena iš didesnių bendravimo klaidų, žodžių galios klaidų. Nesikeikti. Taip yra blogai, todėl keiktis yra blogai. Keiktis yra blogai dėl tokios paprastos priežasties, kad galima taip sakyti, kad keiksmažodžiai tai yra maži prakeiksmai, o prakeiksmai tai yra pačių blogiausių žodžių ir pačių blogiausių palinkėjimų koncentratai. Tai žmogus keikdamasis, jis iš tikrųjų prakeikinėja save ir kitus. Tai yra, kitaip sakant, pats blogiausias savęs ar kitų programavimas nesėkmėm, koks tik tai galėtų būti. Aišku, čia galima dar daugiau pratęsti šitą temą, bet paprastai kalbant, tai yra labai, labai pavojingas dalykas. Komentarų skaitymas nereikia. Tai kodėl reikia rinktis toks. Čia galima pasakyti tokį paprastą pavyzdį, imant kompiuterius. Mes žinome, kad kompiuteris nupirktas šviežiai iš parduotuvės, jis yra tuščias. Jame nėra jokių, yra ten minimumas, bet šiaip iš principo žmonės nusipirkę kompiuterį, jie instaliuoja, įdeda į kompiuterį tam tikrą informaciją, kuri jiem reikalinga asmeniškai kažkokiam darbui. Tarkim, brėžinius, tekstus, knygas, kažkokius svarbius įrankius darbui. O kompiuteris, jisai nieko negali išduoti iš savęs, išskyrus tai, kas yra į jį įdėta. Kitaip sakant, jeigu ten įdėta klaidos, tai jis ir išduos atgal klaidas. Ir taip pat yra su žmogumi. Jeigu žmogus kažkokią tai informaciją save priima, skaito, klauso, valgo, kitais žodžiais, tai jis vėliau tik tokią informaciją ir išduos į išorę atgal. Tai tarkime, jeigu žmonės sėdi prie televizoriaus ir žiūri ten, sakykime, kažkokias kriminalinės naujienas, nelaimių suvestinės, tai jų sielos ir gyvena tik tame. Prasme, kad jie patys savo užsikrečia tom nuotaikom ir tom būsenom, jų gyvenimas pilnas tokių būsenų. Jie nesupranta, kad šitas įdėjimas negatyvių komentarų, negatyvių nuotaikų, kad tai yra ne juokai. Tai yra panašiai, sakykime, kaip per pietus kartu su maistu įpjausti stiklo ir valgyti stiklą kartu su maistu. Kokia ta prasme? Taigi čia savižudybė. Tai tas pats yra su informacija, jeigu žmonės
skaito komentarus, kuriuose pilna visokių labai negerų žodžių, pagiežos, neapykantos, ten, reiškia, depresinių nuotaikų, tai jie patys save užsisėklina šitom nuotaikom ir jomis gyvena. Panašiai kaip, sakykime, kitas pavyzdys, tai yra klausyti liūdną muziką, arba tokią niūrę, arba depresyvę muziką. Jeigu žmogus klauso tokią muziką, jis ir bus toks pat. Jis save, užsiseklina, užsikrečia šito jausmu. Ir jis pats kaltas, kad jis tai daro. Niekas jų neverčia, jie atsivers internetą ir būtent tos komentarus skaityti arba, aiškiai, televizorių įsijungti ir būtent tada, kai yra nelaimės suvestinės ar kriminalinės istorijos. Taip sakant, su kuo sutapsi, tu ir pats tapsi. Pertraukinėjimas kalbančių. Blogas epitetas? Pertraukimas kalbančio yra komunikavime ir bendravime antroji medalio pusė. Nes bendravimo metu mes šnekame ir mes klausome. Tai klausimas tai iš tikrųjų yra labai svarbi bendravimo dalis, galima sakyti, funkcija. Ir tam tikrų atžvilgių tai gal netgi svarbesnis dalykas negu kalbėjimas, nes kalbėti yra lengva ir malonu žmonėms, o klausyti yra sunku ir tai reikalauja labai didelių pastangų, daug didesnių negu kalbėjimas. Tai jeigu mes neišklausome į mūsų ateinančios informacijos, tarkim, kuri mums yra skirta, arba jeigu mes bendraujam su žmogu ir neklausom jo, neišklausom, nes tai mes negalim jo suprasti. Jeigu mes negalim jo suprasti, tai komunikavimas nevyksta. Tai jis tampa vienpusišku, o vienpusiškas komunikavimas yra trumpalaikis. Tai yra bandymas eiti viena koja. Su viena koja toli nenueisi. Reikalinga yra dvi kojos, kad žmogus galėtų toli nueiti. Bendravime reikalinga kaip, reiškia, du žingsniai. Įėjimas, išėjimas, išklausimas ir pasakym, perdavimas, priimimas ir perdavimas. Jeigu žmogus nemoka klausyti, tai reiškia, jis nemoka bendrauti. Jisai moka tik 50% bendravimo atlikinėti. Ir klausyti reikia labai rimtų pastangų, klausyti reikia mokytis netgi labiau negu kalbėti. Reikia ir didžiulės pastangas. Ir klausimas yra susijęs ne tik tai su komunikavimu į išorę, bet klausimas yra susijęs su komunikavimu savo viduje, į save. Jeigu žmogus nemoka klausyti, tai reiškia, jis nemoka savęs keisti, jis nemoka savęs įtakoti. Jis yra blogas mokinys. Žmogus, kuris yra blogas mokinys, jisai toli gyvenime nenueis. Kuo žmogus dėmesingiau klauso, tuo jis yra tobulesnis mokinys. Tobulo mokinio pagrindinis požymis yra didžiulė klausimo galia. Stiprus, išlavintas klausimo gebėjimas yra tobulo mokinio pagrindinė savybė. Ir jeigu žmogus negali būti tobulų mokinių, tai jisai sustoja gyventi, jis nustoja vystytis, jis nustoja augti, jis nustoja tobulėti, jis pradeda degraduoti. Jisai patenka į stoporą. Kuo žmogus geriau klauso, stipriau sugeba klausyti, tuo jis pasidarys pranašesnis, tobulesnis, lankstesnis ir daugiau pasieks gyvenime. Atkreipkite dėmesį, kaip skiriasi aukšto rango, daug pasiekusių žmonių klausimo gebėjimas, kaip jie dėmiai klauso visą laiką. Jų klausimas pralenkia vidutinio žmogaus gebėjimą klausyti 10 ar 10 kartų. O dar kitais žodžiais, kalbant, tai susiję ir su klusnumu. Klausimas susijęs su klusnumu. Klusnumas yra didžiausios vadinamos valdymo galios, valdymo gebėjimo antroji pusė, antroji medalio pusė. Jeigu žmogus nemoka paklusti, jis negali valdyti. Jeigu jis nemoka, valdymas ir paklusimas yra tarpusavy susiję dalykai. Jeigu žmogus negali paklusti, jis negali ir valdyti. Jeigu jisai negali, reiškia, įtakoti savęs, jis negalės įtakoti kitų.
lietuviai stebinti diskusijas socialiniuose tinkluose, daro, kad jie nemoka argumentuoti diskutuoti, jie tiesiog didelės suntos temą tiesiog randa į asmeniškumus, į asmenį, kuris teigia kažkokį posturį. Kodėl jie va taip negebėjimo? Ne visai supratau mintį arba klausimą. Kad nukirpinėjame esminės temos yra Kaip? pats pastebėjai. Nutrūkinėjimas nuo pagrindinės temos yra didelis rimtas reikalas. Tai yra tiesiog nemokėjimas išlaikyti dėmesį, nemokėjimas dėmesingai bendrauti. O jeigu žmogus nemoka dėmesingai bendrauti, jis apskritai negali būti gyvenime efektyvus ir sėkmingas. Tai reiškia, jis negali susikaupti, jeigu jisai nutrūksta nuo temos. Ir kartu tai reiškia, kad jisai negerbia diskusijos dalyvių, negerbia pašnekovų. Jeigu jisai šokinėja nuo temos prie temos ir nekalba tam tikrą pagrindinę nustatytą temą, apie kurią susitarta kalbėti. Bet dažniausiai nuo pagrindinės temos žmonės neišlaikę emocinio ar mentalinio spaudimo, arba, taip sakant, bendravimo įtampos, kuri yra neišvengiama ir netgi tam tikrą prasme būtina bendravime, neišlaikęs polarizacijos bendravime, žmogus dažniausiai nukrypsta į asmeniškumus, tai yra, kitaip sakant, jis pereina į puolimą, pradeda pulti oponentą, pulti pašnekovą, kažkokiu tiesioginiu ar netiesioginiu būdu. Tai, o tai yra tiesiog, primityvų, nemandagų, įžūlų netgi. Tai yra rimtas etinis pažeidimas, nukrypinėti nuo temos į asmeniškumus. Ir dėja, jeigu yra tas daroma dažnai, o tą galima pastebėti labai dažniausiai, sakykime, komentaruose internetinėse, tai rodo, kad žmonės iš esmės nemoka bendrauti, kad jie bendrauja su savim, ne su pašnekovu. Jie nori save girdėti, tik tai apie save kalbėti, save aukštinti, kitų žemint. Tai ir yra asmeniškumai. Nepriekaištau parodyti teisingą elgesio pavyzdį. Šiaip čia yra viena iš auksinių kritikavimo taisyklių, kad žmonės dažniausiai patys yra neišsisprendę kažkokių rūpesčių ir problemų, o kitiem bando nurodinėti, kaip tos pačias problemas spręsti. Tai geriausias būdas kitus žmonės įtakot, paveikti, įtikinti, tai yra 10 kartų į priekį daryti tai, ką mes kuo mes kitus bandom auklėti. Jeigu mes patys, sakykime, rodytumėm teisingą pavyzdį, jokių problemų su aplinkiniais nebūtų. Jie iš mūsų su tą pavyzdį imtų. Geriausias būdas auklėti žmonės yra rodyti pavyzdį. Ir jeigu žmogus, sakykime, reiškia priekaištus, o pats nedaro to, apie ką jisai kalba, tai čia yra iš viso priešingas veiksmas. Čia yra puolimas, tai yra ataka prieš asmenį iš tikrųjų. Ir čia ne tik nieko bendro neturi su mokymu ar įtakojimu ar auklėjimu, tai yra psichologinis žudymas. Tai yra, jeigu taip galima išsireikšti, tai yra psichologinis spaudimas, kuris turi labai žemus egoistinius tikslus. Ir tai nieko bendro neturi nei su dalykiniu bendravimu, nei su tema, apie kurią yra kalbama. Deja, daugybė atvejų žmonės būtent taip elgiasi. Jie nukrypsta nuo temos, pereina asmeniškumus arba, reiškia, vietoj to, kad rodė pavyzdį, jie, reiškia, moko kitus to, ko patys nėra išsprendę. Nenumušinėk neatsargiais žodžiais dirbančių įpročių, tai gali sugriauti visą darbą.
Yra tokia garsi alegorinė istorija, reiškia, meistras aukšto lygio stalius ateina pagal užsakymą į svečius tam, kad namuose padarytų ar surinktų gerą kokybišką stalą. Ir jisai išsidėlioja ant grindų įrankius, žaliavas, reiškia, pradeda tą stalą po truputį ten rinkti, išsitraukia kažkokius tai brėžinius, žodžiu, jis pradeda po truputį daryti darbą, pas jį ten pilna visokių skiedrų, yra, reiškia, kažkokia dalinė betvarkė ir ateina visiškai atsitiktinis žmogus, kuris nieko bendra nežino, neturi su staliaus darbu, nieko nežino, kas čia vyksta. Ir jisai pradeda reikšti pretenzijas, aiškinti ir mokyti, reiškia, ir komentuoti tam staliui, kaip jisai nemoka dirbti, kokia čia netvarka, koks jis nešvarus, reiškia, ir apskritai, reiškia, ką jis čia daro. Tai ne vietų ir ne laikų tokie komentarai gali nužudyti žmogaus didžiulį rimtą susikaupimą. Jis gali mintyse laikyti kokius nors skaičius tuo metu. Reiškia, jam gali tuo metu būti besimesganti kokia nors svarbi idėja, kaip tą dalyką padaryti iki galo greitai ir kokybiškai. Taip sakant, kai žmogus yra susikaupęs, jo susikaupimas yra brangus dalykas, nes tam reikėjo laiko, pinigų, pavalgyti, skirti laiką, atvažiuoti, reiškia, susikaupti, nusiteikti ir taip toliau. Ir staiga kažkas ateina ir pradeda, reiškia, lieti kažkokias negatyvias emocijas. Tai pirmiausia, koks gali būti, sakykime, negatyvus efektas, tai gali tam dirbančiam žmogui, tam meistrui visiškai sugadinti nuotaiką. O jeigu žmogus nėra be nuotaikos, jisai negali ramiai susikaupti.